Nu, labas rytas iš Burgos. Labas rytas. Ką tik prašvito. Staigiai. Tiesiog. Buvo tamsu, Eglė pasirinkė užsirišti batą. Užsirišę batą. Tada! Tadam, šviesu. Ja. Klaidžiame iš centro, kol išėjome į šitą kaminą. Nelabai šitie burgiečiai mėgsta tenai žymėti kriauklėmis mūsų kelią. Bet dabar jų yra čia jau. Dar toks niuansėlis, kad mes galvojam, bus kavinė, mes viršui gyvenam albergiai 3, beveik kaip privačiai. Ir galvom, viskas, jau dabar pusryčių nepraleisim, nes apačioj kavinė yra. Nusileidžiam šiandien ryte, viskas uždaryta. Ir ne tik ta kavinė, visam mieste. Liuks, Toks įspūdis, kad išėjom į miestą kokią 3 nakties. Nu, pagal Vilnių. Ar gal ne, apie 5 tikriausiai, kada negyvos dvasios. O buvo 8. Jėga čia kaip jie miega. Gerai, bet šeštadienis. Mes vakar su Eglė pametėm savaitės dienas. Visiškai spėliojam, kurį vakar savaitės diena buvo. Buvom įsitikinę, kad vakar buvo ketvirtadienis. Nu, tai va, tai gerai, biškutį čia žada lietaus, bet ne tokio, tikiuosi nebus čia tokio. Tai va. Esam pailsėję, nes miegojom tik 3 albergiai, o dieną buvom iš viso 2 su tėte. Tai mes nuėjom į dušą, kaip namie, ta prasme, normaliai, gerai bėgo vanduo. Dieną pamiegojom ir niekas nešneka, nevaikšto. Ta prasme, maži dalykai gyvenime, liuks. Ja. Kaip iš spa dabar. 16 lovų albergiai, tikrai atėjom, vaikinas toks keistas jisai, žinai, mums apie ekologiją daug papasakojo, kad, reiškia, mes turime ekologiškai elgtis. Čia tokia, šiza biškai. O taip tai, iš tikrųjų buvo ramu, žinai, keista net, kad, niekas į tokį albergį neužeina, žinai. Beje, reiškia, miegojom tai, kaip Eglė sakė, bažnyčiai, nes už sienos buvo bažnyčia. Ta prasme, bažnyčios pastate. Apačioj buvo bažnyčia. Jo, bažnyčios pastate, bet iš šonų mes esam tarsi, kairiai pusėje, prie kairės sienos ten buvom prigludę. Ir laiptukais palipus, patenki į chorą. Tenai, žinai, ir vakariavo pasimeldėm, dar naktinę nuėję ten chore abudu. Tai supranti, tai kaip fainai. Tokie, žinai. O šalia buvo albergė, ten 136 lovos, kiek ten? Jo. O čia 16 lovų, tai atėjo dar vienas vaikinas 8 vakaro. Jisai, žinai, ir šiandien 7 ryto jis išėjo. Nes jis čia pradeda, Jis čia pradeda, nuo Burgo. Kartais žmonės daro taip, kad nueina vieną atkarpą ir tada važiuoja namo ir kitais metais grįžta į tą atkarpą ir toliau tęsia. Tai jisai grįžo, kažkada baigė Burgos. Ir dabar grįžo ir tęs toliau. Aha. Bet dėl tos albergės appse buvo parašyta religious, religingas. Ir šiuolaikinis žmogus bijo užeiti. Čia virusas. Jo, o šiaip tai albergė nieko nesiskyrė, netgi kai kurios yra parašytos religingos. Mes ten turėjom vakaro maldą, o čia buvo tiesiog, mums papasakojo, kad neteršti ir ekologiškai gyventi, taip kad niekad nežinai. Tai va, tai, gerai jaučiamės iš tikrųjų, žinai. 20 km šiandien nužingsniuoti, aš nežinau, čia miestu dar einam, žinai, tai iš tų 20 km kiek čia to kelio, nes šiaip čia yra, kai Eglė sako, kilimų vaikštom dabar, žinai, tokiu. O ten jeigu kur bus kokio akmenukų, tai pakentėsim, viskas gerai, pripratom jau. Vakar 10 km į miestą ėjom. Jo, į Burgosą. 10 km, kol atėjom iki centriuko. Iki centro. Taip, kad tokia įdomi piligrimystė per outletus. Ir šiaip galiu pasakyti, jau kažkurioje vietoje sakiau tėčiui,
Jau aš noriu į kokią parduotuvytę užeiti. Jau per 10 km žmogus išsimanai. Pažiūrėti sofų, kas ten dar buvo. Ja. Nu. Tai va. Ok, žengiam toliau. Buon camino. Buon camino.